Sveikinuosi rudenį. Ar gaudote paskutinius saulės spindulius vakarais? O gal mėgaujatės tamsa? Savaitgalį mes ir vėl mėgavomės ralio dulkėmis. Į Grendavę susirinko lenktynininkai, norintys prasitestuoti prieš Elektrėnų ralį. Važiuodami tikėjome sutikti ten 10 ekipažų, o atvažiavę pamatėme, kad jų kur kas daugiau. Nuo ryto iki pavakarių lenktynininkai galėjo tikrinti savo kantrybę, automobilį ir kelią. Diena buvo saulėta, karšta, teko bristi ir per dilgėles, ir grioviais, kad tik pamatytume, kaip lekia vienas ar kitas ekipažas. Susitikę servizo zonoje, kelis ir pagavome, pakalbinome. Markas mėgsta frazę "viskas gerai". Testai gerai, mašinų daug, smagu, kelias išartas, bet gerai, treniruojamės visokiom dangom. Tai va. Nedas su Justu taipogi kaip visada smagiai nusiteikę. Prisimint po Rokiškio to mėnesio pertrauką gerai, į naudą. O kas kapotui? Nuo greičio. Dažai lupas. Kiek važiuot? Kiek traukia? Nu nežinau, nes galima greičiau. O pareiškimas. Ką, tai? Pareiškimas. Gerai, bandysim. Jisai čia Maivas. Bet tai turi kažkas pušint į priekį. Ne, gerai, viskas yra. Labai geras greitis, nuotaika, liuks mašinai, Smagu. rezultatai liuks, nu tai ir važiuosim. Svarbu taip ir toliau. Laukite tęsinio. Miške ir stovint posūkiuose dulkės ir akmenys dažnai skrieja tiesiai į kamerą ir ne tik. Kalbintas Ervinas į testus atvažiavo po ligos, bet džiaugiasi, kad ralis jo didžiausia aistra gyvenime. Viskas tvarkingai, pasitikrinam, ar viskas veikia, pasitikrinam, ar patys veikiam, atrodo kaip ir viskas gerai, tai laukiam kitos savaitės Elektrėnų. Pats neprikimęs? Prikimęs biškį, bet jau praeidinėja. Bet kai važiuoji, tai netrukdo, kažkaip dingsta tuo momentu. Tai be ralio, kas dar gyvenime? Kas dar gyvenime be ralio? Šiaip tai daugiau pomėgių tokių, sportuoti šiaip patinka. Ralis, bet vis tiek, su dviračiu važiuoji kokiu mišku ir mintyse posūkius skaitai, tai principė viskas rali, kas liečia pomėgių, tai numeris 1. Tai daugiau negu hobis. Marius įsivertino ne tik automobilio pokyčius, bet ir kelio dangą. Kadangi Rokiškis labai greitai baigėsi, tai sakau, reikia nepamiršti, kaip vairą sukti. Buvo minimalių pakeitimų priekinėje važiuoklėje, tai irgi reikėjo priprasti, adaptuotis. Tai, kaip ir pasiruošę, manau. Kaip šitas testas, kaip buvo daug dalyvių, žinau, ir kelias buvo suartas. Jo, buvo tokių vietų, bet praktiškai, pasisaugant tam tikrose vietose, tai tikrai pavyko tie testai. Galbūt norėjosi daugiau važiuoti, bet, kaip pasakyti, toks oras, matyti lietaus daug gavo žemė ir išsierė, bet šiaip tai viskas normaliai. Tikrai geri testai, galima atvykti dar kartą. Smagu matyti po Rokiškio nesėkmės sugrįžusi Emilį. Jaunuolis drąsiai veržėsi į lenktynės. Kolega neturėjo šturmano testam, tai galvoju, pašturmanausiu, kad visai įdomu, šiaip sakyčiau. O kaip tu jautiesi po praėjusio tokio įdomaus vairavimo? Nežinau, dar realiai ralio nevažiavau. Tik tai motopartį teko vieną mašiną patestuoti, bet tai ten tą mašiną aš saugojau. Tai kaip ir to greičio nesijautė. Žiūrėsime Elektrėnuose, kas kaip pati pirmą greičio ruožą pagauti jausmą tą, ar nėra baimės, kaip važiuojasi. Ir paskui, žiūrėsim, gal šiek tiek sprustysim. O kaip buvo pačios pirmos tos naktis dienos po viso to įvykio? Pirmą dieną po tos avarijos malonu nebuvo. Tokia depresija, taip atrodo, nieko nenoriu daryti. Antros ryte vis tiek dar jaučiasi toksai grūzas. Nuvažiavam pažiūrėti ralį, viskas normaliai, nuotakyta yra, tada jau super. Dabar sėdai šturmano kėdę. Kaip tas pojūtis? Kodėl? Ta prasme, kam tau to reikia? Šiaip ralį įdomu pamatyti iš visų rakursų, tiek iš keleivio vietos, tiek iš vairuotojo. Ir šiaip įdomu pašturmanauti visai, nes nebandęs. Sakyčiau, kad visai neblogai išėjo. Tokia stenograma dar kita šiek tiek Sauliaus, sakyčiau,
kitos frazės. Tai reikia dar šiek tiek pasuk galvą, ką ten, kaip ištarti, kaip užrašyti per susirašymus. Bet paskui važiuoja kaip laikrodukas. Ten ir viskas tvarkoja. Martynas ne tik apie ralį galvoja. Jo galvoje, kaip visada, milijonas minčių. Vieną iš jų jūs jau žinote. Spalio mėnesį antras Race Fit Challenge etapas. Apie jį Martynas ir papasakos. Vėlgi, kaip ir Visagine buvo, įdomumas buvo tas, kad daug veiksmo vienoje vietoje buvo. Tai važiavo 4 kartus, bėgo ten, plaukė, viskas vienoje krūvoje. Tai šiuo kartu bus 4 km bėgimas su kliūtimis. Kol kas kliūtis jau sąrašus turim, dėliojam, galvojam visokius ten linksmas ir nelinksmas. Ir norim padaryti, kad bėgiotumėm tokiais, sakykime, išbėga tokiais gėlytėm. Norim, kad to veiksmo daugiau vienoje vietoje matytųsi. Tai va, tai panašiai padarysim. Finišas per upelį ir į dušus. Tai po upelio reiks dušą? Ne, tau tai ne. Nebūtinai. Ne, šiaip. Nu. Tai va, sriubos bus, viskas. Nežinau, vieną dalyko, ko bijom labiausiai, tai kad gali nepavykti pakartoti Visagino to žavesio. Nes oras geras buvo ir Ervinas maudėsi. Čia pats žaviausias. Nu, jis sakė, neplauks, bet jisai plaukė. Nugalėjo save. Tai va, bijau, kad gali būti biški, kaip pasakyti, Visaginas labai, man atrodo, pavyko. Medija komanda gera buvo. Va. Tai va. Nu, bet vis tiek ruduo, kaip sakai, lietus man labiau patinka negu saulė. Tai man tai gerai. Tai va, tai ką dar čia pasakyti. Ruoštikis. Ir turvaškis. Čia visiems, taip, į kamerą? Tai aišku. Tai... Čia kvietimas toks? Čia ne kvietimas, reikia ruoštis, jau kvietimo nereikia jums. Turit dalyvauti. Ašralistas nugalėtojas Markas važiavo ne tik su ugniumi, bet ir rūpestingai saugojo Grendavės miestelio gyventojų savaitgalį. Kaip galvoja va šitiem aplinkiniam čia gyventojam, kaip šiandien sekmadienis? Žolę pjauna žmonės, trūkdami čia jiem ramybės, šašlykus kepamės. Su mašinom lakstam. Tai pykstat. Aš ką, gal gražiai mus priima. Nu gerai. Palaikau autosportą Lietuvoje. Palaikom ir mes tave varyk. Iki greito pasimatymo Elektrėnuose. O žinote, kodėl Marius su Šturmanu Gediminu startuos ten 100 numeriu?